Pasigirdo pirmi kažkokie vilkų turbūt baubesiai. Šito nedėsim. Tu būtinai šitą turi. Vis dar girdisi kažkokių, nežinau, gyvūnų. Labas rytas. Tai darau pirmą savo video YouTube kanalui Modulio takais. Nežinau nuo ko pradėti, nei kaip kalbėti, tai labai keista, nors atrodo jau ir kaip ir pratęs turėčiau būti kalbėti į kamerą, bet visgi yra šiokio tokio nepatogumo, tai šiandien sveikinusi iš Dzūkijos girių ir atvykau pabandyti pagrybauti, pasivaikščioti gamtoje, surasti galbūt vieną kitą voveraitę, gal patį grybų karalių baravyką. Tai eime kartu, pasižiūrėsim kaip seksis, tuo pačiu ir pasivaikščiosim ir gamta pasigrožėsim, tai matysim kaip mums seksis. Eime. Tai vos tik pradėjau eiti, pasigirdo pirmi kažkokie vilkų turbūt baubesiai. Apsidairykime. Grybą radau. Teik, pažiūrėk, koks baravykas. Kur? Va. Šito nedėsim. Tu būtinai šitą turi įdėti, taigi prikolas. Būtinai tokių turi įdėti, kur va. Nedėsim šitą. Vis dar girdisi kažkokių, nežinau, gyvūnų, varnėnų, kranklių balsai. Tai šiek tiek ir nejauku. Pirmasis kranklys. Pirmos 10 minučių praėjo tuščiai. Tai kažkaip nei vieno grybelio. Tai man grybavime panašiai kaip ir žvejyboje, jeigu ten per 10-15 minučių nėra kliovo, tai labai iš tikrųjų taip numuša. Tai ir grybavime panašiai, bet grybavime vienas pliusas, kuomet jeigu ir tu tiesiog nerandi tų grybų, tiesiog varai, vaikštai, žiūri, dairaisi, klausaisi, kaip paukščiai kleketuoja. Tai vat pliusas tas, bet tikėkimės, kad rasim ne vieną grybų karalių arba tas pačias voveraitės. Bet kol kas ramuma. Ir pagaliau pirmieji grybukai, pirmosios voveraitės. Aišku, ne kažin kas, bet nuotaika geresnė. Pirmo sustojimo 20 minučių rezultatas. Kol kas nieko gero, bet tikimės, kad bus geriau. Antroji sustojimo vieta, bandom laimę šiek tiek, pavažiavę toliau. Kaip gausis, nežinau. Miškas labai toks atrodo, nežinau, tankus, tai matysim. Nu, antra vieta sėkmingesnė, tik paėjus keletą žingsnių iš karto voveraičių šiek tiek rasta. Graži ta gamta, užburinti pasaka, Jėzau, kaip graži tos samanos tokios baltos visos. Kažkas tokio. Einu, bandom ras dar grybų, voveraičių. Gaila labai iš tikrųjų, kad jokių baravykų, tų šilbaravykų vadinamų, niekur kol kas nepavyko rasti, bet aš dar tikiu, dar ne pabaiga. Va, kaip tiek. Kalbam, o čia gražuolė pūpso pasislėpus į žiląsias samanas.
Ir va štai čia kokia dar mažylė. Mažylių šeiminėlė. Tegul auga. Kur buvę, kur nebuvę ir voveraičių šeiminėlę radau. Tik tais, kad labai kažkaip tai menkai čia randasi tų grybų. Nu, bet kaip pirmą kartą šiemet, tai manau, visai neblogai galima sakyti, kad toks pasisekęs dalykas. Žodžiu, sriubai užteks. Antra vieta kur kas sėkmingesnė. Irgi panašiai vaikštom tiek laiko, bet randasi kol kas daugiau. Einu savo žodžiu ir dabar kažkaip tai galvoju, ar jums, pavyzdžiui, tai būna, kuomet grybauji, išeini į mišką ar ne ir atrodo ten pasuksi, eisi, nueisi ir žodžiu susisuka paskui galva, nežinai kur čia eit, nors atrodo miške tam ir gaudysi ir plius minus tengiasi atsimint kažką, bet tokia paskui grįždinėjant, tokia nežinau kaip čia įvardinti, gal ne vidinė baimė, bet tiesiog toks pamastymas, ar čia einu, ar aš čia nenuėjau, ar ne ten nenuėjau, ar nepasiklysiu ir taip toliau. Nes man tai dažnai tai būna. Vat ir dabar kažkaip einam ir galvoju, blemba, tai ar mes čia einam, ar čia į tą pusę, ar ne į tą pusę. Nes kuomet jeigu tu vietoj sukiesi aplink ten automobilį ar ten kažkur kitur ar ne, tai nėra taip kažkaip tokių minčių ir pamąstymų. Bet jeigu tu užsisvajojęs nueini gilyn į mišką, o ypatingai kai būna, žinot, matai čia grybą, bėgi ten, toks pilnas emocijų, o varau šiandien, bei ten, ir paskui, tiesiog susimėtai, kaip čia sakyti, ir pasiklysti. Tai vat, tai man toks užeina dviprasmiai tokie jausmai, nežinau, ar jums visiems irgi tai būna, ar čia tik man taip, papasakokit. Tai antros vietelės apžvalga, antra vieta sustojimo šiek tiek sėkmingesnė, tai ir laimikis šiek tiek didesnis. Ne stebuklai, bet širdį džiugina. Trečias sustojimas, trečia vietelė, iš karto sėkminga. iš karto voveraičių. Va, čia. Prie pat automobilio, štai čia. Žodžiu, labai pozityviai nuteikė. Einam žiūrėti, kas čia gausis. Šita vieta iš viso nuteikia žiauriai pozityviai. Mes dar vis prie mašinos, bet grybų, voveraičių randam prie pat. O kas bus, jeigu eisim į patį mišką, į pačią gilumą? Bus bomba. Juokauju, aišku. Einu, čia blūdinu po tuos miškus. Aišku, ir kiberą spėjau pakeisti. Nepilnas, bet tiesiog su šitu patogiau.
mažesnis. Tai va, tai einu žodžiu ir galvoju savo ir mąstau. Nesu aš jau čia toks kažkoks ekspertas grybavimo ir panašiai. Bet šiaip pat norėčiau iš jūsų patarimų, ar ne, gauti kur, vat, pavyzdžiui, koks miškas turėtų būti, ar ne, nes jie jaučia dabar į tokį jaunuolyno mišką, kaip čia sakyti, ir susimašiau kažkaip, kad, nu, galbūt čia neauga, ar ne, tie grybai, nežinau, čia perkastos to žemės, čia nuo kirtimų, tų atsodinimų, ar ko čia, nežinau, kaip čia yra. Tai va, tai esmė tame, kad noriu pas jūs, vat, jūsų nuomonės paklausti, kokia miške ten lapuočių, ar ne, ar ten spygliuočių, ar kažkur toks geriausias turbūt būtų grybavimas, tas ieškojimas grybų. Nes dabar tai tiesiog eini iš eigos belekur, kur akis veda ten ir bandai ieškai renki tas voveraitės, bet taip turbūt turit kažkokių, nežinau, tų tokių savo kiekvienas grybautojas ar net savo tokių pastebėjimų per ilgametę sukauptą patirtį, kuomet einat, grybaujat metai iš metų. Tai va, tai kokia miške, ar ne, geriau ieškoti tų grybų, spygliuočių, lapuočių ir taip toliau. Tai parašykit komentarą ir... Ui, nukrito kamera nuo stovelio. Parašykit komentarą, žodžiu, ir pagelbėkim vieni kitiems. Žodžiu, štai ir praėjo pirmos dienos filmavimas. Pirmas bandyti sumontuoti video. Ką galiu pasakyti, kad nėra lengva tai daryti kol kas pradžiai. Šiaip jau iš savęs esu toks komunikabilus žmogus, kuris bendrauja, man nesunku užmegzti naujas pažintis, su nepažįstamais žmonėm bendrauti ir taip toliau. Tačiau čia, kaip čia, pradžiai yra tikrai reikalų. Tai yra kur tobulėti, nes tą supratau po šio kelių valandų pasivaikščiojimo. Šiaip atrodo iš savęs, kad mintys eina kaip vandenį ar ne, bet kuomet reikia filmuoti, kuomet reikia kažką daryti, tai sunku iš tikrųjų tai padaryti kol kas, bet viskam savas laikas. Tai labai tikiuosi, kad aš ir prasimušiu, taip žargoniškai sakykim, prasilaušiu ir bus viskas gerai. Tai jeigu šis video pasieks dienos šviesą, tai žinokite, kad išdrįsau tai padaryti. Žinau, kad tas pirmas blynas tikrai jisai prisvilęs ir pačio filmavimo nežinau kaip daryti ir kokiu kampu daryti ir taip toliau. Tai viskas tikrai yra sunkiau nei galvojau. Bet per praktikas, per tolimesnius kažkokius bandymus bandysim padaryti, kad būtų vis geriau ir geriau. Tai tikrai yra kur tobulėti. Žinau, kad pirmas blynas pasikartosiu prisvilęs, bet tikiuosi viskas bus gerai. Tai va, tai prabūta miške pasivaikščiota 3 valandas, įeita 4 km, toks lengvas ekspromto išėjimas į mišką, kur tiesiog buvo sugalvoti papusryčiauti, nueiti pasivaikščioti. Tai va, prie tą pačią pasiėmėm kibiriukus, radom truputėlį voveraičių, paskui įdėsiu video visą bendrą laimikį ir parodysiu. Tai va, tai ačiū, kad skiriate dėmesio. Dėkui, kas palaikote, būtinai pakomentuokit, ką turėčiau tobulinti, kur turėčiau tobulėti ar ne, ten filmavim, nes tikrai sakau nuoširdžiai, kad tobulėti yra kur, aš tą jaučiu ir matau, bet man reikia jūsų įžvalgų, tai būtinai pakomentuokit, būtinai pasekit kanalą, subscribinkit, nemoku aš dar čia tų visų tokių mandrų žodžių, subscribinkit, prenumeruokit, spauskit laiką, dalinkitės ir padėkite augti kartu. Tai ačiū Jums, antradienio dienelė baigta, kita išvyka planuojama žygis arba žvejyba, sekite naujienas, ačiū dar kartą už palaikymą, geros Jums dienos, viso geriausio. Tai kaip ir minėjau, grįžtu su rezultatais, kelios valandos rytinio pasivaikščiojimo, pusryčiai gamtoje, beveik pilnas kibiras voveraičių, nuotaika gera, energija visai dienai pasikrauta. Tai laukiu jūsų
nuomonių, laukiu jūsų komentarų, laukiu jūsų prenumeratų, subscribe, pasidalinkit video, užsiprenumeruokit tą kanalą, pakomentuokit, palaikinkit ir iki pasimatymo.